Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Ilgai aistras kurščiusias diskusijas, ar rinkliavos už automobilių stovėjimą miesto centre ir kitose savivaldybės pažymėtose vietose teisėtos, nutraukė vyriausybės atstovė. Vasarą nauja mokėjimo už ikimokyklinį ugdymą tvarka. Naujamiesčio Viensodyje subrandinta jaunojo skulptoriaus stovyklos idėja šiandien sava ir Latvijoje, ir Estijoje. Miesto savivaldybė informuoja, kad ilgai aistras tarp miestiečių kurščiusioms kalboms neva mokesčiai už automobilių stovėjimą savivaldybės numatytose teritorijose renkami pažeidžiant galiojančius teisės aktus, pagrindo nėra. Rinkliavos yra teisėtos. Šiuo metu Panevėžio mieste rinkliavos vykdomos vadovaujant 2000 metų tarybos sprendimu, kuriame taryba pavedė vykdyti šią funkciją OB Panevėžio gatvės, tai yra savivaldybės kontroliuojama įmonė turinti. Savivaldybė šio įmonėje turi didžiąją dalį akcijų ir yra įsteigta atskira rinkliavos taryba, kuri vadovaujant jau mano minėto tarybos sprendimu vykdo rinkliavą už stovėjimą konkrečiose miesto vietose. Ir mes po šiai dienai, vadovaudomės šio tarybos sprendimu, vykdom šitą funkciją. Diskusijas apie rinkliavų neteisėtumą paskutinėjame tarybos posėdyje užbaigė vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje. Mokesčiai, teigiama, renkami įstatymams nenusižengiant, o netobulą jų surinkimo sistemą rengiamasi keisti. Yra sudaryta administracijos direktorės įsakymo darbo grupė, kuris sprendžia problemos sprendimą. Iš esmės tai būtų nuspręsta rinkimo vietos, rinkimo būdas, rinkimo tvarka ir visa ta tvarka, kaip tas būtų vykdoma, tai būtų konkrečiai priimti sprendimai, ar tai liktų senas rinkimo tvarka, ar liktų įkainiai sistema, kokia būtų už valandą viename mieste, visame mieste, ar kažkaip taip pat rinkimo būdas, ar rinktų žmonės, ar rinktų parkomatų pagalba. Tai artimiausiu metu, man atrodo, bus galima pateikti informaciją apie priimtus sprendimus, kurie nurodys, kaip Panevėžyje ateityje bus vykdoma vietinė rinkliava už stovėjimą miesto aikštėse, gatvėse ir visose kitose numatytose savivaldybės vietose. Kada konkrečiai mieste galėtų atsirasti parkomatai, dar nekalbama, tačiau jau suskaičiuota, kad jie kainuotų mažiausiai 1 milijoną. Miesto tarybos sprendimu pakeisti keli mokesčio už ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių ir darbuotojų maitinimą ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo punktai. Vasaros metu tėvai turės mokėti išankstinį įstaigos reikmių mokestį, tai yra 1,50 centų mokestį kiekvieną darbo įstaigos dieną. Dėl to, kad administracija mato problemų kasmet, kai tėvai visada pateikia daug prašymų į lopšelius darželius vasaros metu, tačiau realiai ateina žymiai mažiau vaikų. Toks sprendimas esą reikalingas todėl, kad vasarą dirbančios ikimokyklinės įstaigos galėtų ne tik maksimaliai išnaudoti turimas vietas, bet ir teikti paslaugas tiems, kuriems jų realiai reikia, nes pernai iš virš 1500 pateiktų prašymų sutarčių pasirašyta beveik 200 mažiau, o darželius lankančių vaikų nebuvo nė 900. Tokiu būdu yra nustatytas išankstinis įstaigos reikmių mokestis, kuris yra kaip garantas, kad tikrai užsakyta vieta yra tėvui ir taip pat įstaigų vadovams yra garantuota, kad tas tėvelis atves vaiką arba bent jau jeigu susidarys kitos sąlygos, tuomet atėjęs informuos įstaigos vadovą, kad darželis jau nebereikalingas. Šiuo metu įstaigų vadovai sudarinėja sutartis ir priiminėja mokesčius iki birželio 27 dienos, kadangi kasos dirba tuo metu ir tas mokestis yra mokamas už Liepos-rugpjūčio mėnesiais už planuojamą lankyti laikotarpį. Jeigu tas laikotarpis pasikeis, sutrumpės, tai žinoma, tas mokestis bus grąžintas. Ir šis mokestis jau bus nebeapskaitytas, kai reikės mokėti už maitinimą
Jis yra į priekį sumokėtas ir tėvams yra saugu ir ramu, kad vieta darželyje jau yra. Šią vasarą Panevėžyje veiks 7 lopšeliai darželiai – Rugelis, Taika, Diemedis, Žilvitis, Ramunė, Rūta, Dobilas. Iš viso juose yra 1255 vietos. Prašymų Liepos mėnesiui pateikta 1670, rugpjūčio 1645. Tačiau sutarčių švietimo skyriaus duomenimis kol kas pasirašyta vos per 450. Vakar ankstyvą rytą kukliai be iškilmių į Estiją išlydėti tarptautinės stovyklos dalyviai. Tačiau jų ketinimai skulptūromis papuošti Pabaltijį ambicingi. 1998 Naujamiesčio Viensodyje dailės pedagogų Daivos ir Daliaus Dirsių subrandinta idėja kūrybišką jaunimą suburti į medžio plastiko stovyklą jaunasis skulptorius šiandien jau sava ir Latvijoje, ir Estijoje. 14 jaunojo skulptoriaus stovykla šįsyk pradėta vos 20 km nuo Suomijos įlankos, Rakverės amatų mokykloje. Vėliau ji kelsis į Latviją, Ledurgos menų mokyklą, o Liepos pradžioje grįš į gimtinę, Naujamiestį. Jaunojo skulptoriaus įkūrėjas ir puoselėtojas Dalius Dirsė sako, jog šiemet stovykla išskirtinė tuo, kad visoms 3 tarptautinėms komandoms, kuriuose po 7 dalyvius nuo 16 iki 20 kelerių parengtos ne tik įdomios gyvenimo nuo kaimo turizmo iki palapinių, bet ir darbo sąlygos. Teks dirbti ne tik su medžiu, bet moliu ir akmens mase. Medžio skulptūros bus kuriamos Lietuvoje ir Estijoje, o keramikinės Latvijoje. Šiųmetės stovyklos tema – skulptūros kalba. Todėl jau vakar Rakverėje triūsti pradėję jaunieji skulptoriai džiaugiasi turį ką pasakyti, juk tema neišsemiama.